grįžau po visų atostogų, pailsėjus, dar daugiau pozityvo, dar daugiau tikriausiai noriu augti, tobulėti su kiekviena moterim. Ir iš tikrųjų mes tai darome kasdien. Žinot, dabar noriu tokią žinutę moterim paskleisti, yra labai daug mokytojų, ekspertų, visokių sričių, laivų, specialistų, praktikų, visokiausių. Ir kartais moterys eina aklai iš vienos stovyklos į kitą, iš vienur į kitur. Tai tokią žinutę noriu paskleisti moterim, kad stepteltų moteris, žinoma, pasimtų informaciją, ką jie pasakė. Bet mano ilgametė 20 metų patirtis sako, kad labai daug moterų visur važiuoja, eina, klauso, bet neišmoksta klausyti savęs, neišmoksta girdėti savęs. Tad linkiu moteriai kiekvienai jausti save. Tada jūs ir pradėsite jausti ir tą savo formuojamą madą ir stilių, jausti, kas jums patinka, kas nepatinka, kas skanu, kas neskanu. Ir svarbiausia, jausite save visą. Ir noriu palinkėti savo. Kitų knygas skaitykite, viskas super. Bet pati pradėkite rašyti savo gražiausią knygą. Linkiu kiekvienai moteriai. Tobulėkite, aukite su kiekviena diena. Iki.